Aš labai mislinau, ką pradėts man tų diskusijų atmenant Sigitų Gedų. Kažkaip, kad moderuoji tų diskusijų, tai galvoju, būt gerai, kad ir pats būtai pažinojus. Ale kadangi tep nėra, o gali prisiskaityti knygų, gali prisižiūrėti filmų apie Sigitų Gedų, ale tep kažkaip noris apie žmogų pašnekėti. Kiek kas jį kokį pažinojo, kokius jo eilėraščius skaitė. Gal apie šnekėjo susicikį. Nes apie tai yra žmogus. Kažkaip tai. Po mėnesį aš galvoju, ką reikia. Na, aišku, tie darbai irgi už jį šnekės ir matyt, neatskirsime tų darbų nuo žmogaus, kų jis padarys, kaip jis padarys, kų jis parašys ar ko neparašys. Tai aš pirmiausia, tai aš galbūt klaustau Gintaro Bleizgio. Gintarai, Sigito Gedos poezijų vaikams skaitot? 2 vaikus turiu, tai su pirma dukra daug skaitydavom, o su sūnum labiau enciklopediją skaitom. Tai tarp vaikų didelis skirtumas, tai prieš 20 metų su Gedos mes kaip tik tada labai jauni buvom su žmona, susilaukėm dukrytės ir kaip tik bendravome, tada daug dirbau kartu su Gražina Gedienė. Tai vat ir tada skaitydavom daug vaikiškos poezijos Gedos. O paskui jau žinot, verkti norėdavosi, kai darželyje dainuodavo Gedos dainomis jinai daineles, kadagi paliausi širdelę manoji. Tai jo, tai nuo to laiko atsargiai elgiuosi, ypač viešose vietose, kad neapsiverkčiau. Tai, Gintaras Bleizgys, po truputėlį mes čia po vienu sakinaitį praeisim. Kęstutis Navstopka, tokis vat mūsų netikėtas svečias. Jūs kaip prismenins reikia Sigitų Gedų. Kų prismenat labiausiai? Nu čia man būtų ilga kalba, nes mes su jo Sigitu bendravom visą laiką, nuo pirmųjų knygų. Jo aš jas recenzavau, apie jas rašiau. Nu, ir vėliau visą laiką jis buvo mano akiratyje, vienoj savo knygoje pavadinau savo straipsnius pakeliui su Sigitu Geda. Nu tai va, tai žodžiu, čia būtų galima daug ką pasakyti. Ir mes visą laiką buvom vienoj pusėj, laikomi opozicionieriais, nesutardami daug kas tuo metu buvo valdžioje. Ir atsimenu, vieną kartą Nidoje buvo stovykla, ją pasikvietė organizatoriai komunistų redaktorių Genriką Zimaną, ir kuris bandė mums išaiškinti komunistinės tiesas, bet po viso šito jisai galų gale prisipažino, kad klausimai jį nugalėjo. Klausytojai jį nugalėjo. Nu ir vėliau ne kartą mes su Sigitu esame diskutavę, visokie buvo mūsų santykiai. Kai aš parašiau gana kritišką recenziją apie jo Vijonų vertimus, tai jis parašė man, jeigu nori likti mano draugas, nespausdink tos recenzijos. Tai aš sakau, nu kodėl nespausdinti? Jeigu kas netinka, galim padiskutuoti. Ir aš vėliau ją įspausdinau, bet iš šito mane atleido. Vėliau jis nuolat prisimindavo tą mano recenziją. Nu ir dar, kad ilgai neplepėčiau, tai vienas epizodas toks gana juokingas buvo, kai Sigitas Geda kartu su Vladu Braziūnu vertė latvių poetą Uldį Berzenį. Ir tam vertimui aš vadovavau. Ir staiga tarp jų kilo konfliktas, nu čia detalių nesigilinsim, ir Sigitas pareiškė, kad su Braziūnu vienoje knygoje jis nenori spausdinti savo poezijų. Jisai išsiims tos vertimus, atskirai išleis, o Braziūnas tegu leidžia atskirai. Nu, nei šis, nei tas, mano buvo sumanytas bendra knyga, tai tada aš nuvažiavau pas Sigitą, nu, jis labai mielai mane sutiko, pavadino broliu, bičiuliu ir taip toliau, ir mes diskutavom. Nu, vėliau ta diskusija įsikarščiavo ir
kelis kartus jisai sako, ne, tu čia neteisus, čia suklydai. Kitas sakys, sako, vėl, čia tavo kita klaida. Dar viena klaida ir gausi į snukį. Tai va tie paprastai vyriškai, ar ne? Nu, Jo, jo. ką dar Nu, ties? tai mano snukis tada liko sveikas, nu, bet galų galia man pavyko įtikinti Sigitą, kad jis nesimtų tų savo vertimų ir kad jis išleistų. Tai vat mano tokie diplomatiniai nuotykiai į santykius su Sigitu. Aš dabar ties galvoju, Rimantui Kmitui, tai, ką mums paporino Kęstutis Nastopka, tai tokie keli ryškų žodžiai nuskambėjo iš Kęstučio lūpų. Tai vienas dalykas opozicionierius, kitas dalykas tas, na, duosiu į snukį, jeigu kitaip nebus. Ir kiek tinka šitie du tokie epitetai prie Sigito Gedos? Tai aš šitoj kompanijai turbūt esu vienintelis, kuris labai mažai su Sigitu Geda bendravo. Tai taip tiesiogiai į tą klausimą aš atsakyti negaliu, bet aš nuo savo studijų pradžios ir kadangi dirbu literatūros ir tautosakos institute, tai darbas yra rašyti apie literatūrą ir disertacija buvo apie to meto literatūrą sovietmečio. Tai apie Sigitą Gedą turbūt esu viską perskaitęs, kas parašyta ir aišku prisiklausęs. Ir tų tokių pasakojimų ir anekdotų yra labai daug. Ir man visą laiką būdavo tokia, nu, tu rašai, pavyzdžiui, apie Sigitą Gedą kaip lietuvių poezijos maištininką. Ir jis iš tikrųjų buvo didžiausias maištininkas, man atrodo, ir už Binkį didesnis, ir už kitus. Tiek tam literatūriniam gyvenime, tiek su savo kūryba, kuri keičia poezijos kalbą. Tada klausaisi, žodžiu, apie tokių pasakojimų ir galvoji, kai kalbė apie tekstus, tu rašai apie tekstus, bet kažkokia jungtis su žmogum turi būti. Tai kažkaip visą laiką buvo tokia tarsi paslaptis man. Nu kas ten tą žmogų graužia, varo, degina, atrodo iš vidaus, nes iš visų tų pasakojimų jauti, kad toks ūmus ir nenustykstantis buvo žmogus. Tai tai iš to kažkaip ir man pasirašė knyga maždaug prieš metus išleista iš to, ką Sigitas Geda rašė savo kūryboje, laiškuose, ką pasakojo, ką sakė ir ko nesakė. Tai viskas tinka. Aš su Kęstučiu Nastopka nesiginčiusiu, viskas tam portretui tinka. Kornelijus Platelis, kaip jūs, ką jūs pasakytumėt prisimindamas Sigitą Gedą? Na, aš su Sigitu bendrauju nuo 77 metų, praeito amžiaus. Tada, atsimenu, jau buvau grįžęs į Druskininkus po kariuomenės ir tada paskelbiau pirmą publikaciją Nemune 77 sausį. Ten kaip tik buvo tuo metu atvažiavę Vytautas Bložės su Nijolė Miliauskaitė. Po tos publikacijos jie mane susirado, supažindino su Sigitu. Sigitas iškart parašė ten tokį įvadą į mano kitą publikaciją Komjaunimo tiesoj. Toks buvo versmė, toks puslapis skirtas jaunimo kūrybai. Na ir nuo to laiko mes gana intensyviai bendraudavom. Jis visada atvažiuodavo, užsukdavo į Druskininkus, važiuodamas į Paterus, Veisiejus ir kartais kelias dienas ten praleisdavo pas mus. Na ir mes kalbėdavom labai daug apie literatūrą, skersai ir išilgai, nes tais laikais mes perskaitydavom viską, kas buvo išleidžiama lietuviškai ir įskaitant ir publikacijas periodikoje. Taigi, O ko jūs šnekėdavau, Kornelijau, apie literatūrą?
Ką Na. sakydavo? Ką jūs sakydavo? Diskutuodavot ar kaip Diskutuoda- Kęstučiui Nastopkai sakydavo, tu nesiginčyk, nes į liulį gausi? Ne. Tuo metu bent jau aš taip jaučiau, kad mūsų literatūroje buvo dvi tokios stovyklos. Lojalių autorių tarybų valdžiai ir nelojalių. Tarp tų nelojalių taip pat žmonės, ypač kurie anksčiau spausdindavo, anksčiau skelbdavo publikacijas, taip pat jie ten tas duoklės turėdavo mokėti, bet jie buvo iš esmės nelojalūs. Ir mes savo stovykloje kartais net strateguodavom, kaip čia viską reikia daryti. Pavyzdžiui, Bložė mus mokydavo, kad jūs turit versti visi modernėje vakarų poeziją. Nes taip jūs plečiat poetinių priemonių arsenalą ir čia yra vienas mūsų kovos su cenzūra frontų. Pavyzdžiui, Kęstutis. Mes, bent jau jūs gal nežino, bet mes jį, kai kalbėdavome savo tarpę, laikydavom savo kritiku. Ir tuo, kuris palaiko mūsų frontą. Ir pavyzdžiui, mes irgi rašydavom kritiką apie vienas kitą. Ir taip pat Bet ar vienas kitą jūs priimdavot tą kritiką? Tada ta kritika visada turėjo tą tarybinės valdžios kontekstą. tą priešingos stovyklos kontekstą. Mes jeigu ir turėdavom ką blogo pasakyti apie savo stovyklos asmenis, mes geriau nepraleisdavom progos patylėti, kaip dabar sakoma. Mes stengdavomės arba pasakyti labai švelniai. O apie kitos stovyklos asmenis, pasakyti kiek galima, nes kad nepasakytume per daug, mus prižiūrėdavo redaktoriai ir visi, kurie ten licencijuodavo tą spausdinimą mūsų kūrybą. Tai mūsų pokalbiai daugiausiai buvo tokie literatūro-politiniai tada. Nors, aišku, mes kalbėdavomės ir paprastai kaip žmonės, kaip draugai ir, kaip sakė, Kęstutis, kad snukį pasiūlydavo Sigitas. Jis apskritai turėdavo tokią manierą, jeigu būdavo, pavartojęs truputį, ūdyt ką nors. Aš ten buvau jauniausias, tai mane ūdydavo daugiausiai. Bet aš nekart. Prisimeni, Kęstutį, kai aš jūs sutikau stoty ir vedžiau į Bložės naują butą Druskininkuose. Tai ten vienas tokių scenų. Turėjo, bet mes rimtai į tuos Sigito ūdymus Kornelijau, dabar jūs pasakėt sceną, visi galvoja, o kokia scena? Kokia scena ir kiek ji iliustratyvi? Ten buvo toks Bložės 50-metis. Jie buvo gavę butą, kaip tik Liškiavos gatvėje Druskininkuose 5 aukšte ir niekas nežinojo, kas ten, kur tas butas yra ir kur tai Liškiavos gatvė. Tai aš tada stotyjos visus sutikau ir ten buvo Kęstutis, ten buvo Judita Vaičiūnaitė, ten buvo Linas Katinas, Aputis buvo, Marcelijus Martinaitis buvo. Ir mes ten visi nuėjom pas Sigitą. Bložė tada vaidino, kad labai serga ir guli vos ne mirties patale. Jis gulėjo kitam kambarį ant žemės, o Nijolė ten mus vaišino virtuviai. Ir ten Sigitas, reiškia, tai pirmiausia jis mane užsipuolė ir viską pasakė, ką turėjo apie mane pasakyti, paskui pasakė viską apie Marcelijų Martinaitį, kadangi ne vienas nereagavo, turėjo nutilti. Toks buvo Sigito būdas kartais, bet tai tikrai mes ant jo niekada už tai nepykdavom. Valentinai, o jūs nepykdavot, nes iš to, ką papasakojo Kęstutis Nastopka apie tą atsiminimą, kai Kęstutis tą visgi recenziją išspausdino ir Sigitas jam vis primindavo.
Tai atrodo, kad taip, na, piktamenantis, sakyčiau. Valentinai, ką jūs sakytumėt? Na, Sigitas Geda buvo labai permainingas, tiesą sakant. Jisai galėdavo būti švelnus kaip Vilna ir galėdavo būti, nu, piktas ir visoks, sakysim, jeigu Rimantas Kmita savo puikią knygą apie Sigitą Gedą būtų parašęs tuo metu, kai jis dar tebebūtų, tai šiandien mes čia su Rimantu Kmita nesimatytume, aš manau. Nes labai atvirai, neplenkdamas jokio aštrių kampų, Rimantas Kmita parašė šitą knygą, siūlau ją skaityti, net ir tuos, kurie bijo literatūrologijos. Vis tiek bus įdomu. Aš čia norėjau, mes kalbamės festivalyje Čiulba Ulba, štai jo toks pavadinimas yra. Tai šiek tiek susijęti su tarme, taip improvizuodamas. Nu, ta mūsų dzūkų tarmė turi, nu, tokias bent dvi melodijas. Tas čiulbėjimo melodija, nu, tokia gražu, melodinga, mažybinės formos visokios ir taip toliau. Ir kita yra tokia šiurkštoka kalba, labiau būdinga šnekamai kalbai. Tai vat sakyčiau, kad Sigitas Geda nečiulbėjo, o ulbėjo. Taip galima būtų pasakyti ir tą progą dabar pasakykime ir komplimentą šito festivalio rengėjams. Aš manau, kad štai toks didelis projektas, kaip dabar sakoma, susietas su vieno poeto gyvenimu ir kūryba ir įvairiam formom yra labai reikšmingas dalykas. Džiaugiuosi, giriu ir manau, kad tai, na taip, aš suprantu, kad paminklai gyvena ilgiau, bet va toks gyvas buvimas su poeto labai svarbus. O šiaip bendraut mums teko visaip kaip. Aš visą laiką buvau jo knygų skaitytojas nuo pačių pradžių, o gyvai pradėjau pažinti, kai jis užeidavo į literatūros ir meno redakciją. Prieš mane sėdėjo kaip bendradarbė Gražina Ramoškaitė. Tada jie dar nebuvo, nežinau, kada jie apsiženijo galų gale. Bet tada užeidavo Sigitas ir mes su juo, nu, aišku, jisai su Gražina bendraudavo daugiau, bet ir mes pasikalbėdavom ir pavyko jų pasitelkti įvairiems rašymams apie literatūrą. Ne visada buvo įmanoma viską išspausdinti, ką jisai parašydavo, čia jau sakau kaip redaktorius. O toliau teko leisti gana daug jo knygų ir viskas, nu ką žinau, jokių nuoskaudų. Kodėl kai kurie eilėraščiai jūsų kaip redaktoriaus nuomonė nebuvo tinkami spausdinti, nepraeidavo kažko tai? Kas kliūdavo? Nu tai aišku, kad sovietmečio sąlygomis visas tas, nu, Sigito Gedos poezija labai tokia gaivališka, nu, galinga. Galima sakyti, kad kai kuriais požiūriais ir pikta tokia, kupina energijos. Tai jo metaforose, jo toje energijoje visi tarybiniai prižiūrėtojai kūrybos matė priešišką jėgą ir kovojo su Sigitu Geda gana nuosekliai. Kartais jis mokėdavo labai ten išsigelbėti nuo cenzorių, ten pakeisdamas vieną kitą žodį kokiu nekaltesniu, bet tiesą sakant, darė tai retai. Valentino, kai jūs pasakydavo Sigitui, kad Sigitai, žinok, šito eilėraščio mes nespausdinsim. Nu, man neteko laimės iš jo atimti kokį nors eilėraštį, jau čia truputį tais laikais dirbau leidybinį darbą, kada tokių, nu, neprisimenu ne vieno tokio atvejo, kada reikėjo ką nors iš jo kūrybos išimti. Vieną tokį dar netikėtą dalyką pasakysiu, kaip žmogus, kuriam teko redaguoti daug visokiausių tekstų nuo Litmeno laikų iki. Sigitas Geda, nepaisant to savo
tokio audringo charakterio ir labai gerai rašė, puikiai mokėjo lietuvių kalbą, švarus sakinys, švari kalba, buvo vos keletas autorių rašančių apie literatūrą, kurių praktiškai nereikėdavo redaguoti. Gedos nereikėdavo, Martinaičio beveik nereikėdavo, buvo toks Kaune kaip jo, kur literatūros tyrinėtas, spaudos tyrinėtas buvo toks, pamiršau dabar pavardę, Leonas Gudaitis. Tai nedaug tokių žmonių buvo, labai tokio lyg ir nesubalansuoto būdo žmogus, bet labai sklandžiai, puikiai, gerai rašė. Rytis Zemkauskas šiek tiek, kai visi pokalbio dalyviai kalbėjo, tai šypteldavo, tai linkteldavo sutikdamas. Jūsų santykis su Sigitu Geda, plaukėte su juo Stokholme, ieškodami ten to Gedos švediškumo. Koks jis jums ten atsiskleidė? Toli nuo Lietuvos. Aš linkteliu, kai atpažįstu dalykus, apie kuriuos žmonės kalba. Va čia buvo apie kalbos jausmą. Tai aš tik pakomentuosiu, kodėl aš taip reagavau. Dėl to, kad aš prisimenu, jis turi absoliučią klausą kalbai. Ir buvo momentas, kuris man sako apie kažkokį žmogų, sako, Ryti, tas žmogus kažkaip tai labai sklandžiai kalba, aš galvoju, kad jam su galva negerai. Žiūrėjau, absoliutus jausmas iš karto. O kokią aš jį pažinau, man pasisekė tuo, kad skirtingai nuo vyresnių čia sėdinčių Sigito draugų, mes su Sigitu, nors ir buvom bičiuliai, taip susiklostė, bet mes niekad kartu negėrėm. Taip susiklostė, tai nebuvo iš principo, bet taip atsitiko. Pasisekė, kad susidraugavom, pasisekė, kad teko kartu ir pakeliauti, ir nemažai pakeliauti, ir ne tik į Švediją. Bet visi tie mūsų pašnekesiai, todėl galbūt jie buvo tokie turiningi ir dažniausiai apie kažką. Tai jis buvo tas žmogus, kuris man išaiškino Kiros Kurosavos sapnų reikšmę filmo. Tiesiog, stovint prie Rygos įlankos, va taip. Ir manau, kad ir todėl aš iš jo jaučiau, kiek kitaip gal aš jaučiau visada tam tikrą globą. Jis taip savotiškai žiūrėjo, tarsi norėdamas pamokyti mane. Ir buvo man mokytojų šalia to. Ir iš manęs tarsi tikėdavosi, kad iš jaunos kartos žmogaus irgi sužinoti, ką mes galvojam, kokie mes esam. Jis buvo smalsus žmogus, iš tikrųjų labai smalsus žmogus. Ir žmogus, kuris apmąstydo. Vienintelį kartą, va čia buvo paminėti tie aštrus Sigito Gedos dalykai, vienintelį kartą, kur aš buvau arti to, tai buvo vieno interviu metu, kur aš klausiu jo, formuluodamas maždaug, jūsų poezijoje labai daug vandens, ir aš matau akise, kad kažkas čia ne taip, ir akimirkai jisai supranta, kad aš netiksliai formuluoju vandens simbolikos, vandenų daug turėtų omeny, paskui jis net pakomentavo, aš išsigandau, sako. Neišsigandau, bet supikau turėjo būti. Tai čia buvo aš arčiausiai to, ką čia pažįstami žmonės yra patyrę. O kiek jūs girdėjot tų istorijų, ką ir Rimantas Kmita sako, prisiklausęs, ir čia va nuskambėjo iš su Sigitu Geda ilgėliau bendravusių. Kiek to buvot prisiklausęs ir bendraudamas su Sigitu Geda į tai kreipdavot dėmesį? Nieko nebuvau prisiklausęs ir visiškai nieką nekreipdavau dėmesį. Čia mano metodas ir aš stengiuosi mažą, ką aš girdėjau. Aš žiūriu į patį žmogų, čia ir dabar, koks tas žmogus yra. Tai man visai netrukdė. Kitas dalykas, kad aš nuoširdžiai labai mėgau ir tebemėgstu jo kūrybą ir šiek tiek ją žinau. Ir mums atsitiko irgi atsitiktinai, kad aš visiškai net neklausiamas pasakiau, ką aš manau apie kai kurios jo kūrinius ir sutapo. Kai aš pasakiau, kad Babilono atstatymas yra geriausia, ką aš esu skaitęs lietuvių literatūroje, tai nuo tada jau... Jūs buvot geri draugai. Žinoma. Nėra sunku. Čia visi autoriai sėdi, visi žino tą jausmą. Gintarai, kiek iš tiesų Sigitas, kaip Rytis Zemkauskas pasakė, kad jis gal buvo ir linkęs globoti, jūs irgi jaunesnių ir būtumėt galėtumėt būti įvardintas kaip globotinas Sigito Gedos. Jautėt, pavyzdžiui, bendraudamas su Sigitu Geda tokią globą galbūt kartais, ne tik tai aktyvų tokį kritinį žvilgsnį? Aš čia sėdėdamas apie tai dabar ir galvojau, kai visi čia kalbėjo.
mūsų tas pirmas susitikimas ir gana ilgą laiką bendravimas buvo toks vis dėlto kažkaip, nu, sakykim, kaip tėvo ir sūnaus labiau santykis. Ir jisai labai stengdavosi elgtis gražiai prie manęs. Teko į Vokietiją važiuoti su juom čia ir Gražina važiavo, ir mano mama, ir mano žmona ten Ozdė akademijai tokias paskaitas skaitėm ir jisai ir alkoholio jokio negėrė. Ir visada, ir jeigu jau būdavo atvejis, nu, išėjo Jotvingių mišios knyga Sigito Gedos, jis man paskambino, kad sako, atvažiuok, sakau, dabar nelabai galiu, nu tai keletą pasakė keiksmažodžių ir ką tu, sako, negali, aš tave kviečiu. Tai atvažiavau, buvo jau tokia situacija trupučiuką, kad nežinau kaip pasakyti, kad jau nevalgo žmogus, tik tai vandenį tą geria. Tai tada kažkaip išėjom, dar vaikščiojom, aprodė, dar gyveno tada Justiniškėse, tuos visus pasivaikščiojimo kelius savo viską ir grįžom, dar jisai šiek tiek išgėrė ir sako, dabar staigiai dink iš čia. Sakau, ar galiu dar į tualetą užeiti, nes troleibusu važiuot, sako, jo, bet jau stengsiuosi nematyti tavęs. Ir, nu va, tai, nu, ir paskui jau į pabaigą toksai buvo, kad aš kažkaip kvailai kalbėjom apie čia kokį 2007, gal net 2008 metų pradžia, kad sakau, va, 21 amžiui čia toki ir kažkaip aš, nu, jį kaip 20 amžiaus pabaigos labiau jau tą laikiau, kad padariusi. Ir jisai labai įsižeidė ir jau ten buvo tokia scena, kad paskui jisai atsiprašė kitą dieną ten, bet, nu, kaip pasakyti, aš visai blogo nieko negalvodamas. Nu ir paskutinis mūsų toks keistas buvo bendravimas, kad po to, kad sako, rašykint, į Druskininkų rudenį, buvau Druskininkų rudenį poetiniam, jisai paskambino, kaip atsisveikinimas koks. Tai aišku, paskui po kiek čia poros mėnesių ir mirė. Tai bet buvo bendravimas labai išlaikant, čia va ir mano žmona galėtų papasakot, galbūt jam jaunystės tas atsiminė laikas, atsikartojimas, kaip jam buvo. Tai toksai buvo gražus santykis. Ryti. A čia tokį, va, pasakė Gintaras, žmona galėtų papasakot. Yra truputį čia, galima kritikos renginiui? Prašom. Va, čia mes sėdim kaip Lietuvos mokslo akademijos nuotrauka. Lietuvos mokslo akademijos nuotrauka, nei vienos moters. Tai va, aš žinau, kad publikoje yra Uršulė Gedaitė, aišku. Tai taip neakivaizdžiai dalyvaus, bet na, suprantama, kad čia minėtos Nijolės Miliauskaitės jau nėra, Juditos Vaičiūnaitės, aišku, irgi negali, bet norėtųsi girdėti ir štai tą moteriškąją pusę. Tai aš nežinau, gal čia kadangi taip Rytis kreipėsi ir gal yra ir iš moterų, kurios prisimena, bendravo su Sigitu Geda ir drįstų tarti žodį. Jums net nereikėtų čia į tą karštąją sceną lipti, aš tiesiog ateičiau net pas jūs į pavėsį, jeigu kas nors išdrįsit pakelt ranką. Lieka mokslo akademijoje. Grįžtant prie minčių ir tai, ką pasakė Gintaras Bleizgys, man irgi užkliuvo tokia mintis, ką persiduojant Sigitą Gedą, kad na, aš to nenorėjau. Ar gali būti, kad galbūt į Kornelijų Platelį kreipiuosi, kad Sigitas Geda ne iš piktos valios kartais būdavo aštrus, ne iš piktos valios kandus ir ne iš piktos valios kartais sugniauždavo kumštį? Tai aš sakyčiau, kad iš piktos valios niekada nebūdavo. Jis koks nors aštrus ar kandus, kartais tik tai ta jo kritika buvo tokia, nu, truputį juokinga, na, nerimta tokia, na, apie tokią aš kalbėjau. O šiaip jis buvo iš tikrųjų labai aštraus proto, labai lakios vaizduotės ir labai galingos kalbos. Jis
jo poezijoje tiesiog siaučia tie visi gaivalai ir jis vos juos gali suvaldyti. Tai jis buvo toks, o tie visi dalykai, tie visi ginčai, tie jo tokie momentiniai supykimai, tai būdavo tokie nereikšmingi. Jos tikrai nereikia čia kreipdėmesio ir tiek daug apie juos kalbėti. Čia apie kalbą ir jau ne vienas iš jūsų paminėjot, kad ta kalba ir aš Arvydo Šliogerio atsiminimus irgi apie Sigitą Gedą skaičiau ir sako, taip tokia graži frazė buvo, kad Geda gyveno kalba. Kęstuti, kiek iš tiesų tas Gedos kalbiškumas buvo jam svarbus, jo galbūt net ir esmė, kalbant apie Gedą, mes turėtume kalbėti apie kalbą. Nu, aš visiškai sutikčiau, nes čia ne vienas sakė, kad puikiai jo kalba ir poezijos kalba pirmiausia, ir poetinių tekstų kalba. Šiaip tų tekstų tai vieni geresni, kiti blogesni, visokių būna. Bet pavyzdžiui, šitoj laidoj, kuri čia buvo transliuojama, kur televizijos atrinkti, kur jis skaito savo poeziją, jis skaito puikius tekstus. Jis turėjo šitą, net atrinkdamas savo tekstus, jis visada pasirinkdavo tuos, kurie yra įspūdingiausi. Jis turėjo gerą skonio jausmą. Ryti, Sigitas Geda ir kalba, ir skonis kalbai. Ir tas pats Arvydas Šliogeris berods sakė, kad kalba kartais ir išsunkia žmogų tiek daug, kad galbūt kitam jo nebelieka. Čia buvo paminėta, Kornelijus Regis sakė, kad sunkiai pats valdė tą gaivalą savyje, tai jis man yra pasakojęs apie tą patį Babilono atstatymą, kurį aš minėjau, kad jis jį rašė ir kai rašė tą knygą, jis jį taip užnešė, kad jis išsigando, jis puolė į paniką ir todėl jis ėmė melstis ir todėl knyga baigėsi maldomis, įskaitant ir teisingo žodžio maldą, kur tapo turbūt vienu svarbiausių įvykių gal mūsų poezijos istorijoje. Tai tas vidinis, kas tai yra, daimonijum, nežinau, turbūt. Rimantai, jūs kaip atsakote šitą klausimą? Kalba, Geda ir tarnystė kalbai, pasiaukojimas kalbai, ar tiesiog Geda yra kalba? Turbūt, kad... Dar gal vergystę pridėti reikėtų, nežinau. Ne, turbūt, kad ne vergystė, nes jis kalba, jis valdė ir kaip tokį poezijos instrumentą, bet turbūt jis irgi buvo valdomas. Jeigu čia kalbėjom apie valią, blogą valią, tai iš tikrųjų, ką aš rašydamas taip atradau, kad kartais iš tikrųjų patirdavo tokias būsenas, kai negalėjo valdyti. Ir tai buvo ir kūryboje, ir nekūryboje. Tai visą tai atrodo kartais skamba labai romantiškai, kad poetas pagautas įkvėpimo, bendrauja su kažkokiom aukštesnėm jėgom, rašo ir taip toliau. Tai poetai kartais įsikalba, įsivaizduoja, galbūt ten pajaučia ką nors, bet kai skaičiau, dėliojau tos Gedos visokius dokumentus, laiškus ir taip toliau, kuo toliau, tuo labiau atrodė, kad kartais jis patiria tokias būsenas, kurias pats vadindavo tokiu, nežinau, mito įsikūnijimu jame, kad jeigu tavyje įsikūnija jau mitas, tai tu nieko nebevaldai, žodžiu, per tave kažkas byloja. Tai vienas iš tokių galbūt tiesioginių dalykų, kuris tai suformulavo, buvo vienas laiškas Kornelijui Plateliui. Jis ten rašo, kad, žodžiu, aš tikiu sielų bendravimu. Ir tas toks jo sielų suokalbiai buvo tokia esė parašyta, kuris rašo, bet irgi taip, toje esė jis rašo, kaip poetas, rašo kultūrinį tekstą, kad poetai bendrauja, nepriklausomai nuo epochų, jie vienas kitą jaučia, žodžiu, tas bendravimas vyksta.
O vat šitam laiške jis jau kalba apie tai, kad užrašė kažką, atsibudo, paskui perskaitė ir sako, aš būčiau net pažinęs ir nesupratau, kas ten, kaip aš tą parašiau. Ir sako, aš tikiu vat, sielų persikūnimu, įsikūnimu ir aš tikiu, kad aš galėčiau užrašyti Donelaitį, Donelaičio neskaitęs ar užrašyti Homero neskaitęs. Tai tokios būsenos ir jis vienaip ar kitaip vis tiek apie jas kalba. Tai čia poezijoje jos yra tokios, kurių jis turbūt siekia, kurios jį, kaip Rytis sakė, išsigasdavo, pabūgdavo, nes iš tikrųjų ten kartais atrodo, kad jos jau gali taip pasiglemšti, kad ir nebepaleis tavęs. Bet būdavo turbūt tokių būsenų panašių ir bendraujant. Tai kitas jo studijų metų draugas Alfonsas Andriuškevičius yra kažkaip nekartą sakęs, kad būdavo, kad bendrauji, keičiasi ir matai, kad jau jis nebe su tavim bendrauja, jau su kažkuo, nebėra kontakto. Tai va, tai tos būsenos tokios būdavo ir turbūt knygą rašydamas kažkaip įsitikinau, kad jos nėra tik tai kažkokia metafora apibūdinti savo kūrybos būdą ar dar kažkoks tai toks gražus pasakymas, bet jas patirdavo iš tikrųjų ir jos buvo tokios gana baugios. Ir iš to tame yra ir žavesio. Jis kažkaip buvo, man atrodo, ir Ryčio filme, jo yra toks samprotavimas, kad jis bijo, kad Dievas atims jam tą galią. Jis kažkaip tikėjo, kad poetas turi būti, kad eina vis tiek iš kažkokios aukštesnės jėgos visą tą poeziją, kūrybą ir kažkas ją skiria arba neskiria. Ir jis labai bijojo, kad tiesiog vieną kartą bus atjungtas nuo to. Ir jis galvojo, kaip jis turi gyventi, kaip jis turi elgtis, kad taip nebūtų. Tai, ir čia irgi tokia drama. Aš manau, kad ten laiškuose irgi toks labai gerai matyti, kaip jisai, kaip poetas, kai jam reikia visokius buitinius darbus daryti, vaikus prižiūrėti ar dar kažką, jam tai atrodo, kad aš čia jau tuoj virsiu auklę, su buitėsiu, jokių eilėraščių neberašysiu ir tai būdavo jam viena tokių didesnių baimių. Tai buvo iš tikrųjų poetas visiškai kažkaip pasinėręs į kalbą, į kūrybą ir turėjo didelę ambiciją. Iš tikrųjų, jeigu apie kalbą kalbant, tai, sakykime, jo tokia didelė ambicija parodyti, kad lietuvių literatūra, jis apskritai neskirstė kultūrų, kad didesnė kultūra ar mažesnė. Jam atrodė, kad lietuvių kalba mes galim pasakyti tą patį, ką pasako Šekspyras ir Dantė. Todėl jis užsivertė tos vertimus iš kalbų, kurių gal vos kažką mokėjo arba visai nemokėjo, bet jam buvo ambicija, kad štai mes su savo lietuvių kalba galim pasakyti lygiai tos pačius dalykus. Čia nėra jokio skirtumo, nėra jokios hierarchijos. Tai va. Kornelijau, jūs prisimenat tą laišką, kurį čia mums Rimantas Kmita paminėjo, apie tą įkvėpimą, tą baimę prarasti įkvėpimą? Tai to laiško neprisimenu, nors aš ir daviau Rimantui, bet jis tą nekartą yra ir savo interviu, ir savo įvairiose kalbose rašęs, nebūtinai tai žodžiais, bet maždaug tą patį jis yra dėstęs nekartą. Tai čia buvo jo tas, pagrindinis toks suvokimas, kad yra aukštesnė jėga ir jeigu tu su ja turi teisingą santykį, tu gali būti kūrėjas, gali būti poetas, tu gali. O jeigu ne, tai ne. Ir ta baimė kai kur irgi pasigirsdavo gaidelė tokia, tai tas yra taip. Valentinai, jūs ten vienu metu bandėt čiupti mikrofoną, tada kažkaip susikuklinot, padėjot. Dėl to įkvėpimo, čia irgi yra, matyt, labai svarbus dalykas ir daug ką pasakantis apie žmogų, kad, tada lyg ir mes turėtume sakyti, kad tai kažkokia tai duotybė, ta baimė prarasti tą ryšį su kažkuo, kažkur ten ar ten. Ką apie tai pasako apie Sigitą Gedą? Aš tai tikiu, kad yra įkvėpimas ir kad skaitydami kai kurios tekstus, kai kurių
rašytojų mes skaitydami, tiesiog pajuntam, kad čia jau žmogus susisiekė su aukštesniais pasauliais ir jie jam padėjo ištarti tai, ką ištarė, tai man atrodo, kad tai jaučiama. Kai skaitai, tai jauti. Ir viskas čia paprasta, arba duotas talentas žmogui, arba ne. Bet aš norėjau dar vieną dalyką pasakyti. Aišku, mes čia trumpai kalbėdami ir šitokiam sąlygom nenupaišysim Sigito Gedos paveikslo, bet vieną būdingumą norėčiau būtinai pasakyti, kad prisimintume tai, kas buvo. Neįtikėtinas kūrybiškumas. Neįtikėtinas kūrybiškumas. Poezija vaikams, spektakliai, vertimų kalnai. Ir dabargi jau Sigito nebėra ir toliau eina storos knygos jo tų gyvavaizdžių, visokių užrašų. Tiesiog buvo velniškai užtaisytas žmogus ir suspėjo labai daug padaryti ir iš tų savo leidybinių darbų irgi prisimenu tokių atvejų, kada būna taip, kad knyga turi išeiti į spaustuvę tada ir tada. Čia tie projektai, visokie programos, ten terminai turi būti. Ir jau atrodo, kad nieko nebus. Ateina ryte visas pilkas, nelaimingas, liūdnas ir padeda ant stalo. Tokią smulkmeną pasakysiu. Jam gana sunkus, kaip poetui, buvo 91 metai. Išgyvenimai tų 91 metų pradžios ar ką. Ir jis kaip pasiutęs pradėjo rašyti. Paskaičiavau, jisai 91 metais per 3 mėnesius parašė 213 eilėraščių. Tai greta viso kito, ką jis darė, jis dar žurnalistinius darbus dirbo. Tai vat šitą jau tą kūrybiškumą ir didžiulės pajėgas norėjau būtinai čia pasakyti. Gintarai, tas kūrybiškumas ir įkvėpimas ir meilė kalbai. Mes galėtume rasti priežastį, kodėl taip ir ne kitaip su Sigitu Geda. Bijau, aš čia jau įvardinti priežastis, nežinau, tai būtų sunku, bet, jisai, čia reikia kalbėti apie sublimaciją, kad sublimuodavo į meną visus tuos dalykus, kurie slėgė, kurie, sunku buvo, ir džiaugsmą, ir viską, ką sugebėdavo paversti menu. Ir yra jo nemažai tokių ir eilėraščių, kur tokios yra eilutės, kad menas, kartais viskas menas, arba ilgiausiai lieka menas ten, ar dar ką. Tai vat, galiu tik tai pasakyti, kad labai daug aš skaitau poeziją apskritai, visas, kurie tik ir jaunesni žmonės, ir pirmasias knygas, ir antrasias, ir trečiasias leidžia, aš skaitau, atmintinai beveik daug moku, randu daug naujų autorių, kurie labai man patinka, sugalvojau čia ir premiją dar savo tokią steigti vieną, bet vis tiek tam tikrais periodais galiausiai grįžtu prie Gedos. Ir kas įdomiausia, grįžtu prie va šito laikotarpio, kur dabar Valentinas pasakė, nes tenai yra tokia jėga ir tokia, kad tu iš jos gali, kaip ir kitas kūrėjas, gauti įkvėpimo. Yra ten ir kitam užtaiso padėta. Tai atsitiko prieš kokius gal 10-15 metų, nežinau, nes man tuo metu, kai jisai rašė taip, kaip rašė, tais 91-2, man tuo metu atrodė tai blogai. Ir kad man patiko jo ankstesnė kūryba, 26 rudens ir vasaros giesmė, žydintis slyvas Naigyno ežere.
Ir paskui skrynelė dvasioms pagauti, Babilono atstatymas atrodė, nu, kaip čia pasakyti, kad čia jau yra blogai, bet kuo labiau, gal reiktų sakyti, bręsto, nesenstų. Tai tuo labiau einu link to Babilono ir tos skrynelės dvasioms pagauti. Ir atsimenu, kai išėjo ta skrynelė dvasioms pagauti ir ten yra toksai ketureiliai santvarui, neatsimenu, rekviem gal santvarui, gal 156 posmai po 4 eilutes parašyti per vieną vakarą ir eina taip kaip iš kokios armonikos, kaip... Nu tai tuo metu buvo Liudvikas Jakimavičius kažkaip neigiamai apie tai, aš tuo metu metuose dirbau, Liudvikas kaip tik iš ten buvo išėjęs, su juom kalbėjomės, geriau būtų Geda nedėjęs šito, sako. O pavyzdžiui, man dabar va daugybę metų kaip tik apskritai, nu, jeigu nusiviliu pasauliu, pavargstu nuo darbų, nes dirbu neliteratūrinius darbus, tai pasiimu tą Gedos santvarui ir varau tą harmoniką ir jinai užveda, nuramina, atsiranda prasmė. Tai va, tai kad kartais reikia laiko, kad galėtume pamatyti. Aš manau, kad dar apie tas priežastis, kodėl, kaip dar po kokių 20-30 metų galės kiti, kurie nesusidūrė su Sigitu kaip su žmogum, kurie ateis visai iš kitų pozicijų ir ten apie jį prakalbs kita kalba, kurią mes dabar dar nemokam kalbėti gal čia. Nes mus dar biškį tempia stereotipai iš anksčiau kai kurių dalykų. Tokios štai mintis, aš galvoju, kad, na, to aš čia pralysiu. Ar yra norinčių paklausti, pasisakyti ar pasiūlyti idėją? Aš prieisiu, galite ir jūs ateiti. Yra. To aš pribėgsiu. Vienas patikrinam. Čia gal biškį prisidėsiu prie Mokslo akademijos atskėdimo. Ne, tiesiog, kai Valentinas Sventickas vardijo visą šitą neįtikėtiną produktyvumą, man pritrūko dar vieno aspekto, aš nežinau, yra žmonės, kurie skaito poeziją, yra žmonės, kurie neskaito poeziją. Aš noriu priminti, kad Velnio nuotaka ir Meilė ir mirtis Veronoje irgi yra Sigito Gedos tekstai. Dar minčių turėsim iš auditorijos. Aš kažkaip žiūriu į tą Skrybėlytę ir Tomą Ivanauską, kuris irgi vienaip ar kitaip galvojo, irgi įkvėptas Sigito Gedos yra, daro įvairius renginius. Kodėl, Tomai? Aš dabar neatsimenu, vakar ar užvakar mes atidarėm parodą Panevėžy Petkevičaitės bitės bibliotekoje. Sigito Gedos veidai, labai graži fotografijų paroda. Ir manęs paklausė to paties klausimo. Ir aš tikrai gyvenime niekada nebuvau su juo susitikęs, net matęs nei iš arti, nei iš toli jo nebuvau. Ir aš galvojau, kodėl. Ir aš nežinau, kodėl. Tiesiog taip atsitiko. Atsitiko vieną dieną, kad aš supratau, kad aš turiu tą padaryti. Aš turiu padaryti Petro Repšio parodą Sigito Gedos piešinių. Tiesiog, aš nežinau. Ir aš labai labai džiaugiuosi, kad man taip atsitiko. Čia kaip jau tavo paminėtas Andriuškevičius yra apie save pasakęs. Aš tai buvau parašytas. Tai tiesiog, aš manau, kad kaip Geda buvo taip parašytas ir toks jis buvo, nes jis kitoks negalėjo būti. Ir tai buvo parašytas parašyti tai, ką jis parašė. Tai kažkaip, nežinau, ir man taip atsitiko, kad... Bet labai gera šitų Mokslo akademijos. Būrelio klausytis. Kokį tu Sigitą Gedą savo atradai? Per fotografijas, per tekstus, net per muziką? Labai sunkus klausimas. Aš neturiu jį atsakymą, nes kaip kažkas minėjo, kad grįžti vis prie Sigito Gedos, kažką skaitai, bet paskui vėl sugrįžti.
tai lygiai taip pat ir man yra. Skaitai ir supranti, kad, nu ne taip, kažko nėra, kažkas yra per lėkšta, per seklu, ir norisi to gylio, norisi tos... Aš net nežinau, kas ten yra, ar ten gylis, ar ten aukštis, ar ten kažkas, ten yra tiesiog viskas. Ir tu nori tos esmės kažkokios, ir tada grįžti prie Sigito Gedos. Ir ten tu viską randi. Ir dabar, kai klausiau apie tą, čia man atrodo ilgiausias jo eilėraštis, kur jūs paminėjot. Man atrodo, kad ilgiausias, nes aš irgi bandžiau skaičiuoti, aš bandžiau skaičiuoti, kiek ten puslapių yra to, kiek jis sudaro, ten virš 20 puslapių. Ir aš galvoju, kaip būtų faina jį paimti ir perskaityti, taip pat vienu įpū kažkokiam renginį. Taip. Ir labai gerai rimuotas. Jo. Ačiū Tomui, Tomas Ivanauskas. Aš dar gal ką minčių kilo. Gal skaitėt irgi kokį eilėraštį. Gal grįžtat paskaityti prie eilėraščio. Juozas Žitkauskas susimąstęs sėdi. Juozuli, šito šiandien viskų pasakei, bet ne visi girdėjo, žinok. Gal kažkam primins, kūno reikia. Tai tu vis tiek, Juozuli, atsistosi ir pridėsi. Man atrodo, kad kuo daugiau galima pridėti apie Sigitų Gedų, kuo jau kas pasakyta iš Mokslų akademijos prezidiumo ir tai, kuo pasakiau pristatinėdamas ir šnekėdamas apie Lazdijų literatūrinį kraštų. Man atrodo, kad Geda yra išvis nesuvokiamas normaliam protui. Ir Vaka Valentinas sakė apie jo darbų apimtis, apie tas krūvas vertimų, apie dienoraščius, dar laiškai, o dar kaip skaitai tuos dienoraščius, tai dar pasirodo, kad jis ne tik rašydavo, bet dar jisai ir skaitydavo, ir dar jis domėdavosi. Man atrodo, kad mes per maži suvokti Sigitų Gedų. Nu įdomiai čia Juozas pasakė. Pažiūrėkit, buvo skridęs Sigitas. Jis čia, žinokit, buvo prisėdęs ant to divono ir klausės. Laumžiūrėk, taip, laisvė, ačiū, kad patikslinu. Aš galvoju, tai dabar tuo čia užfonuos mane, arba ne? Tai, ką pasakė Juozas Žitkauskas. Ir aš galvoju, iš tos frazės aš norėčiau užsikabinti ir kažkaip visą šitą mūsų Mokslo akademijos prezidiumo posėdį užbaigti, bet kartu ir su Gintaro Bleizgio mintim susišaukė, kad reikia laiko suprasti Sigitui Gedai. Kad mes dar per maži suprasti Sigitą Gedą, per jauni suprasti Sigitą Gedą. Rytis Zemkauskas sako, ne velnio. Ne per maži. Pats laikas, žiūrėkit. Va, įrodymas. Pats laikas. Dar vieną dalyką norėčiau pasakyti. Kai su juom bendraudavau, ypatybė, žmogaus kito tokio nelabai pažinojau, jis bet kokį Vilnių einantį žmogų duri pirštų ir jis papasakoja to žmogaus istoriją, jo giminių istoriją ir taip toliau. Ir iš mūsų kraštų ir aš taip kaip klausydavau ir galvodavau, kaip Aleksandras Makedonietis, 40 000 kariuomenė ir atseit kiekvieno vardą žinojo ir tas intelektualumo koeficientas. Ir aš galvodavau, kiek ten yra toje galvoje to, nes viską gali papasakoti. Ir ar aš čia, kad dabar kalbu su genijum, kadangi aš gerokai jaunesnis buvau, tai labai taip normaliai, panašiai kaip Juozas dabar pasakė, galėjau priimti tą autoritetą ir galvodavau, tai dabar aš matau, kaip atrodo gyvas genijus. Tai jo, ir tada, žinot, kaip vardijom, kiek daug visko rašė, bet kai žmogus numiršta, čia ir yra ypatybė, kad viską, ką mes turime šiam pasaulyje, galime suskaičiuoti, atsiprašau, aš ekonomistas esu, matematika man nesvetima, ir atrodo labai daug visko, bet kai žmogus numiršta, tai tada gali pasakyti tik tiek. Čia kabutėse yra tik tiek, nes tai yra labai daug, bet viskas, tai yra baigta. Tai
kiti negali pasilyginti su tuom, bet už tai aš dabar visada visiems poetams sakau, rašykit, 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 nes laikas yra trumpas, jis pasibaigs ir tada jau neparašysit, o tai, kas lieka, tai mum yra visiems labai didelis džiaugsmas. Tai va, poezija yra džiaugsmas, aš linkiu džiaugtis visiems. Rimantai, jūs drąsiai mikrofoną paėmėt. Aš norėjau į tą mažumą, didumą ir supratimą truputį sureaguoti, nes kažkaip prisiminiau, turbūt mokyklos vadovėliuose buvo jau kažkiek eilėraščių ir buvau skaitęs, bet kai pats pasiėmiau Žalio gintaro vėrinius ir kažkaip savarankiškai perskaičiau, aš ten aišku nieko nesupratau. Buvau gal 11-okas, ten visų tų užuominų ir tų sąsajų tarp vaizdinių, žodžiu, tai ten man būtų reikėję paaiškinti mokytojai, apie ką tai eilėraščiai, nieko nebūčiau galėjęs pasakyti. Bet su poezija yra taip, kad tau nereikia kažkaip suprasti ir arba tu kartais, jeigu nesupranti, išsigąsti ir galvoji, aš per mažas ar dar kažkaip, bet aš tada tiesiog pajaučiau, kad tie eilėraščiai ir ta kalba mane veikia. Ir kad poezija gali būti ir tokia, jos mokyklai nemokina tokios, sako, kad poezija turi būti tokia arba tokia, o čia visai kažkas kito. Ir man taip pakeitė požiūrį ir į literatūrą, ir į kalbą, nors aš nieko nesupratau, bet požiūrį pakeitė. Davė kažkokį pajautimą, kažkokią tokią galę, kur pradėjai tada literatūrą ieškoti ir tokių dalykų, kurių gal nesuprasi, bet pajausi, kad tave tai veikia, nors ir negali nieko paaiškinti. Tai yra ir toks turbūt santykis su literatūra, kai nesupranti, bet jauti poveikį ir to gana kartais. Ir aš taip apibendrinantį klausimą norėčiau užduoti ir nuo Kęstučio Nastopkos. Taip, pradėkim ir tą mikrofoną eilute. Eikim čia. Kodėl, Kęstutį, reikia skaityti Sigitą Gedą? Tik mikrofoną iš karto arčiau, Kęstutį, prašau. Todėl, kad jis yra didelis poetas. Didelis, geras poetas ir tie, kas neskaito Gedos, nesupranta lietuvių poezijos. Lietuvių kalbos. Rytis Zemkauskas. Tas pats klausimas. Profesorius pasakė, aš pritariu viską. Dabar prezidiumas balsuoja, ar visi pritarė tam, ką pastatė Kęstutis Nastopka. Aš siūlyčiau taip, reikia nusiraminti ir skaityti. Ir negalvoti, kiek suprantu, kaip suprantu, bet tiek, ką suprantu, ir imti iš tos poezijos. Ir ten rasim ir nusiraminimo, ir platesnių erdvių, ir užsidariusio, jeigu gyvenime labai sunku, nes tas periodas Gedai, kur buvo labai sunkus, jisai jį pramušė, jisai prasmę rado. Ir tai jisai gali padėti įvairiais atvejais, depresijų, abejonių atvejais. Ir be abejonės tai yra nuo aukščiausio lygio literatūra. Geda toksai, kaip Gintaras Bleizgys dabar sakytų, toks socialinis receptas, ar ne? Galėtų daktarai kartais išrašyti, ar ne? Eilėraštį, jums galvas skauda, kuo skundžiatės, tai Gedos eilėraštis. Valentinai, tas pats klausimas, aš net jo nekartoju. Aš pritariu tikrajam mokslo akademijos nariui, Kęstučiui. Kornelijus Platelis, vienbalsiai, ar turit pastabų? Vienbalsiai, tik tai viena tokia pastebėlė, kad reikia skaityti visus poetus. Žinoma, čia išskyrus mane. Pavyzdžiui, nenoriu čia į save nukreipti. Bet tik tai plačiam poezijos kontekste galima suprasti, kas yra Sigitas Geda ir kas yra jo poezija. O tai yra tiesiog vandenynas. Mes perskaitam tos poezijos gal 0,00001%, kiek jos yra parašytos pasaulyje ir teberašomos kiekvieną dieną. Bet stengtis reikia. Aš turbūt atsakiau su paskutiniu savo kalbėjimu, kam reikia skaityti, nes laukia kažkokie tai patyrimai. Bet turbūt net ir neskaitantis Sigito Gedos
nėra su juo nesusidūrę. Tai per Balto nieko dainelės, tai per kitas Kernagio dainas, tai per kitų dainas, per filmus, per kitur Sigito Gedos iš tikrųjų yra daug ir labai įvairaus. Ir tada kažkaip, tu pamatai tau, kad ir vaikiški eilėraščiai. Jie leidžia pamatyti tą pasaulį visiškai kitaip. Sukonstruotos metaforos, kur tu randi toj tikrovėj tokių plyšių, kur šiaip, nieko atrodo nėra, bet jis juos praveria. Tai, jeigu mes norim įgyti dar kažkokį vieną papildomą gyvenimą, tai reikia skaityti poeziją ir Sigitą Gedą. Ačiū Jums visiems, ačiū, kad išbuvot šitoj mūsų karštoj scenoj. Mokslo prezidiumo nariai Čiulba Ulba festivalio, tai yra Rimantas Kmita, Kornelijus Platelis, Valentinas Ventickas, Gintaras Bleizgys, Rytis Zemkauskas ir Kęstutis Nastopka. Ačiū Jums, ačiū, kad atvykot, kad užlipo čia pas mus į sceną. Cristiature